išravėsim dabar, viską, ką turim, iš pašalių ištrauksim, o sudie turtingos dienos, priėdėm lašinių, dabar badausim, blynais misim, vandenį gersim iki Velykų. Aš dabar kalbu tik pasakoriai, papasakoti, kas nežino apie užgavėnes, bet gal dar ne visi žino, tai pasimokykite. Užgavėnės labai sena šventė ir reiškia, kad išvarome žiemą. Žiema, matote ten morę, pačiam gale degindavo morę. Čia negalima, bet mes išvysime žiemą ir pakviesime pavasarį. Sena šventė švenčiama daugelį pasaulio šalių. Ištakos yra pagoniškos, bet dabar glaudžiai susijęs su krikščionybė. Tai reiškia, kad 7 savaitės iki Velykų negalima valgyti, pasninkausime ir šiandien paskutinė diena, kada sočiai, riebiai, saldžiai galima prisivalgyti. Ir paskui ateis gavėnė. Pasaulio kitose šalyse taip pat vadinasi kaukių fiesta arba karnavalas. Nuo žodžio karnevalė negalima valgyti mėsos. Labai linksma šventė, daug juoko, dažniausiai linksmybių, nes buvo tikima, kad juokas magiškai pažadina žemę ir prišaukia pavasarį.